Tai sveiki, mėly užupiečiai, Vilniečiai ir sostinės svečiai. Sveiki atvykę į festivalį, diskusijų festivalį. Jeigu kas tenai stovi nuo šaly ar eina pro šalį, tai prašom prisijunkit. Geriau niekur nesurasit. Čia labai bus įdomu ir naudinga. Ir aš esu Jūratė Šovienė ir šią valandą moderuosiu diskusiją Skaitmeninis pasaulis be iliuzijų, kaip atpažinti rizikas ir apsisaugoti. Ir su malonumu pristatau diskusijos dalyvius. Man iš kairės yra Julija Markeliūnė, Telia skaitmeninės įtraukties vadovė. Sveika, Julija. Sveiki visi. Šalia Julijos sėdi Tomas Sakro. Sveikas, Tomai. Tomas yra audiovizualinio turinio kūrėjas, dirbtinio intelekto entuziastas, praktikas. Swedbank informacinės saugos vadovė Žigeta Ugonė. Sveika, Žigeda. Mano kolega Domas Janulis, ryšių reguliavimo tarnybos saugesnio interneto ekspertas. Ir žurnalistų etikos inspektorius Dainius Radzevičius. Tai sveiki, mėlieji, pasveikinkim. Taip, tai norėčiau pasidalinti tokiais savo rūpesčiais, kuriais šiuo metu gyvenu. Po 2 savaičių atostogų, kuriuos praleidau vienkiemyje, praktiškai be interneto, vakar važiuodama namo galvoju. Rugsėjo 1 ant nosies ir vėl reikės dėrėti su vaikais, kiek normalūs tėvai leidžia būti prie ekranų. Negana to, įjungus savo mėgstamą tinklalaidę, girdžiu du neuromokslininkus diskutuojančius apie tai, kad jeigu mes atiduodam visą savo darbą, kurį mes turime padaryti ChatGPT, tai neveikia mūsų smegenys ir kas vyksta, jos degraduoja mus, tai yra tiesus kelias į silpnaprotystę. Negana to, ruošdamasi diskusijai, pasižiūriu, kągi policija fiksuoja, kokią situaciją skaitmeninių nusikaltimų srityje. Ir nepatikėsit, bet per 8 šių metų mėnesius, spėkit, kiek sukčiai išviliojo iš gyventojų. Per 8 šių metų mėnesius. Kiek sukčiai išviliojo iš gyventojų? Arba kiek gyventojai atidavė savanoriškai sukčiams? 7 milijonus vienas spėjimas. Kas kitą skaičių turite? 20 milijonų. Teisingai, jūs atspėjote šiek tiek daugiau nei 20 milijonų. Taigi, atrodo visai nekas su tuo skaitmeniniu pasauliu. Vienintelis dalykas, kuris mane nuteikė optimistiškai, tai netgi tie 2 euromokslininkai, kurie diskutavo apie dirbtinio intelekto ChatGPT naudojimo žalą, jie pripažino, kad vis tik tai skaitmeninis pasaulis atveria neapriepiamas galimybės tiek moksle, tiek švietimo sistemoje, sveikatos apsaugoje, pramonėje ir bendrai mūsų gyvenimuose. Taipgi gal nėra taip ir blogai. Betgi įtampa tarp galimybių ir rizikų yra mūsų kasdienybė ir padiskutuokim, kaipgi tą įtampą sumažinti. Ir mūsų šios valandos tikslas yra suprasti ženklus, kuriuos mes galime atpažinti, pagal kuriuos mes galime atpažinti skaitmeninio pasaulio rizikas ir sužinoti praktinius veiksmus, kaip mes galėtume būti saugesni, praktinius veiksmus, kuriuos padarė, mes būtume saugesni, būtų saugesni mūsų vaikai, mūsų tėvai ir mūsų supantis žmonės. Taigi, problema, sprendimas. Ir auditorijos labai kviečiu dalyvauti aktyviai, įsitraukti į diskusiją, kelti ranką, jeigu norite pasidalinti savo istoriją, savo siūlymais, taip kad įsijauskime, tai yra diskusijų festivalis, dėl to būkime aktyvūs. Ir norėjau ir pradėti nuo auditorijos, tokia greita apklausa, sakykite, kas per pastarąjį mėnesį bent kartą suabejojo, ar internete matoma informacija yra tikra.
Pakelkite ranką. Kas bent kartą suabejojo, ar internete matoma informacija yra tikra? Taip. Auditorija budri. Tomai, jūsų noriu paklausti. Prisipažinsiu, kad jūsų kurtą filmuką, kuris kvietė į ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninę bangą ir kuriame atgimsta 100 metų senumo vasario 16-osios akto signatarų nuotrauką, žiūrėjau gal kokį 20 kartų. Nu, jisai yra fantastiškas. Ir girdėjau atsiliepimų, tai kasgi ten suvaidino? Kas ten vaidino tame filmuke? Tai atvejai, kai jūsų sukurtų video ar kažkokiu kitų kūrinių DAI pagalba patikėjo žmonės, kad tai yra tikras ir kaip į tai reaguojate, kaip kūrėjas? Ar tai yra komplimentas, ar tai yra kažkoks tai jų atsakomybės signalas? Iš tikrųjų, puikus klausimas. Atsakymas yra paprastas. Taip, daug žmonių matė tiek šitą, tiek kitus filmukus. Ir taip, iš tikrųjų, daug kas yra patikėjęs, kad ten yra tikri žmonės. Nebūtinai tam, ką tik paminėtam, bet tam kitam, kur 6 žąsis su 6 žąsyčiais. Kažkokia moteris sakė, jaučiu, kad balsai yra kažkokie netokie, atrodo susintezuoti. Bet sako, žmonės tai tikri, ne? Ne, žmonės netikri. Ir mes galim visi apsigauti. Tik tai pas kiekvieną iš mūsų yra tas lygis, kuriame lygyje mes galim apsigauti. Aš galiu apsigauti, kai manęs mokslo sriuboj klausė, ar Tomai, tu galėtum atskirti, kur yra tikra, kur netikra. Aš sakiau, kad atskirčiau ir pasakyčiau tiek, kiek leidžia mano kompetencija. Bet tikrai nedrįščiau sakyti 100%, kad čia yra tikra arba netikra. Ir dėl to, ar komplimentas ar ne, tai čia yra 2 skirtingi dalykai, nes realistiškumas tai yra techninis dalykas, ką daro pats algoritmas, o komplimentas yra tada, kai žmogus sako, fainai, man patiko, norėčiau peržiūrėti dar kartą ir čia ir jau tai kūrybiniai daliai skirta, o dėl to realistiškumo tai suprantama viskas remiasi į tai, kaip tai bus panaudojama, kas tai daro ir kokiais tikslais. Tas mūsų klipukas, jis aišku buvo edukacinis ir toksai pusiau pramoginis, dėl to galbūt jis ir gavosi fainas. Taip, tai ačiū. Čia matėme iš kūrėjo virtuvės, kur jau sunkiai, bet pažįstame, kas tikra, o kas ne. Ir norėčiau klausti Dainiaus, kaip jūs, kaip buvęs žurnalistas, nežinau, ar yra buvę žurnalistai, bet... Yra. Daugelį metų vadovavote žurnalistų sąjungai, dabar į šią profesiją, į šią veiklą žiūrite jau iš kitos perspektyvos, kaip žurnalistų etikos inspektorius. Ir iš šios perspektyvos, kas šiandien labiau lemia, kokias žinias matome, ar redaktorius, ar algoritmas? Bet kuriuo atveju dažniausiai nelemia pats žmogus. Ir aš turbūt priminsiu dar vieną dalyką, mes čia dabar diskutuojam apie tai, kaip neapsigauti ir kaip apsisaugoti, bet reikia nepamiršti, kokia yra žmogaus natūra. Ir įvairūs tyrimai rodo, kad žmonės linkę labai nori melo, saviapgaulės. Ir tikrai nekenčia tiesos. Už tokius dalykus kaip tiesa prieš 2000 metų kryžiuodavo žinomus asmenis, kai kurios. Žurnalistai šitą pastebėjo gana seniai ir už tai žurnalistika yra labai panašiai kaip turbūt kaip ir mokslas ir daugelis kitų dalykų, kurie verčia abejoti ir nepasako galtinės tiesos. Bet žmonėms norisi aiškių atsakymų, kad meilė būtų ryški, kad jeigu kažkas sako, kad pasirodo galima užsidirbti nedirbant, tai yra tiesa. Aš esu pats su vienu kolega vedęs kažkada mini seminarus, kurie vadinasi, kaip užsidirbti nedirbant. Kainuodavo 99 litus plus PVM. Ir aš galvojau, kad joks sveiko proto žmogus, juo labiau su aukštuoju išsimokslimu, gyvenime neteis tokį seminarą. Mes vedėm su vienu psichologu, jis 2 akademinės valandas ir aš, nes tai buvo mini seminaras, kaip užsidirbti nedirbant. Visi žmonės sužinodavo, kad jeigu dirbtum ir užsidirbtum. Bet anketose, kai pildydavo, ar rekomenduočiau ten dar kažką, bet atėjo su lūkesčiais užsidirbti nedirbant. Ir aš tiesiog žiūrėdavau, kas dalyvavo, tai dauguma buvo žmonių su aukštuoju išsimokslinimu, dauguma valstybės tarnautojai, dauguma 40+. Ką jie pirmą kartą sužinojo, kad jeigu dirbtum ir užsidirbtum. Tai čia už tai mano pirmasis atsakymas, kad naujam darbe dirbdamas iškart pradėsiu nuo to, kad mano pareigybė yra žurnalistų etikos inspektorius, bet vienintelio, ko mes tikrai nenagrinėjom ir su kuo nedirbam, tai su žurnalistų etika.
Ir beveik trečdalis, ketvirtadalis skundų žmonių, net ir politikai, vieši asmenys, man skundžia ir mano kolegė anksčiau skūsdavo žurnalistų etiką, nes pavadinimas jiems atrodo, jeigu tai žurnalistų etikos inspektorius, tai kam skaityti kokios jo funkcijos. Nors mes dirbam su žmogaus teisėm ir dėl vaikų pornografijos, ir dėl neapykantos kalbos, ir dezinformacijos. Tai mano atsakymas apie mano buvusią profesiją ir dabartinės pareigas yra labai paprastas, kad rizikų yra labai daug, apsisaugoti beveik neįmanoma, jeigu pats nori, kad tave apgautų. Ir aš už tai išskirsiu čia šiandieną 3 temas, kurias žiniasklaida visą laiką buvo žinomos kaip pačios populiariausios temos. Seksas, sportas ir skandalai. Idealiu atveju vienoje vietoje. Dar smurtas. Ir man toks įspūdis, kad niekas nepasikeitė su virtualia realybė, todėl kad aš pats savo ieškoju atsakymo, kas nutiko žmonėm, kurie į buvusį Lietuvos kino teatrą ėjo žiūrėti filmo Titanikas premjerą. Išėjus žmonių klausiau, apie ką filmas, daugelis sakė, kad apie meilę. Aš sakau, durni. Ten už pinigus vaidino aktoriai. Ir DiCaprius nemylė tos, ir ta nemylėjo jo. Iš viso už pinigus. Ko jūs ten verkėt? Jis net nepaskendo. Bet taip gražu. Tai vat, atsakymas toks, kad iš tikrųjų mes turim šiandieną dirbti ir kalbėti ne apie skaitmeninės technologijas, bet apie žmogaus natūrą, kuris ateina į skaitmeninės technologijas, į modelius, kurie veikia prieš 100, prieš 1000 metų ir kad tiesos ir melo pasirinkimas arba tiesos ir saviapgaulės, jis liko tuo pačiu iššūkiu ir ką mes galime visi padaryti, kad tie, kas išmano mūsų natūrą ir valdo technologijas, neužsidirbtų nesąžiningai. Kad neatrodytų, jog mes atidavėm 20 milijonų savanoriškai, nes iš tikrųjų iš mūsų jos pavogė. Taip, ačiū Dainiau. Labai smarkiai nepagodėte, bandysiu su Žigėda dabar, galbūt jį paguos. Žiūrėkit, užsidirbom, sutaupėm ir vienas skambutis ar žinutė, pinigėlių nebėra. Įspūdinga, ką galima padaryti su DAI, bet įspūdingos turbūt ir sumos, kurias iš mūsų pavogė, ar ne? Tai kokie dažniausiai skaitmeninio sukčiavimo scenarijai šiais metais? Bent keletas pavyzdžių. Gerai, aš paminėsiu pačius populiariausius arba tuos, nuo kurių žmonės nukentėjo labiausiai, ar ne? Galbūt padėsim atpažinti juos ir apsisaugoti. Tai gerai, aš paklausiu, kaip jums atrodo, kas yra pirmoji vietoje šiandien? Kokios pirmoji Koks vietoje? sukčiavimo tipas šiandien yra pirmoji vietoje? Kaip išvilioti tuos uždirbtus ar neuždirbtus Taip, pinigėlius? pagal kurį žmonės atiduoda mielai į kitų rankas savo pinigus. Spėkit. Nu ne, čia jau priemonė. Čia priemonė, ar ne? Sukčiavimo tipai, tai būtų investicinis sukčiavimas, CEO sukčiavimas, tai kai vadovas. Naudojimasis autoritetu. Jo, vadovas yra naudojamas kaip autoritetas. Tada phishingas, smishingas, tai phishingas yra, kai apgaulės būdu išviliojama informacija, tai būtent prisijungimas, kita jautri informacija. Smishingas arba vishingas, kai tą daroma telefonu. Tai Kuomet kaip dar romantinis sukčiavimas. Kuomet kaip Titanikai įsimylė romantinis sukčiavimas. Jo, jisai yra vienas iš populiariausių, tai yra teisingai, bet jisai šiandieną neišvilioja daugiausiai pinigų. Šiandien daugiausia pinigų pelno investicinis sukčiavimas. Taip, kai žmonės yra godus ar ne, nieko neišmanau, nieko nežinau, senatvėje nesusitaupiau, neužsidirbu, bet noriu tą padaryti per metus ar 2, nes man prižada labai gerą grąžą. Nu va, čia tas pats scenarius, kaip užsidirbti nedirbant. Taip, arba truputį padirbėk, įdėk ar ne investicijas ir atgausi trigubai, ne trigubai, 30 kartų daugiau. Ir kas dar pasikeitė, kad anksčiau sukčiai investuodavo mažiau laiko, nes jiems ilgai prireikdavo investicijų sudėlioti visą sukčiavimo kelią. Ar ne? Šiandien su dirbtiniu intelektu mes tą galim, sukčiai tą gali padaryti greičiau. Gal galėtum pasakyti, per kiek laiko sukuri filmuką? Greitai. Tai sukčiai tą irgi gali. Tai dirbtinis intelektas padeda sukurti žinutę, sukurti elektroninius laiškus, sukurti netgi skambučius realiai jau mūsų kalba, nes anksčiau mes sakydavom, kad skambina tik rusiškai, šiandien jau yra atvejų ir kalbančių lietuviškai, realiu laiku ar ne. Tai dirbtinis intelektas padeda apimti didelę auditoriją ir susirenka daug pinigų, kad ir mažesnėm sumom. Kodėl mažesnėm sumom? Todėl, kad bankai irgi reaguoja, taiko saugiklius ir jeigu tu iš karto bandysi atsikasti didelę sumą, ar ne, nu tai greičiausiai sustabdys.
Kai tu bandai mažom sumom, ne visada žmogus pastebi, bankas nieko neįtardamas nesustabdo, jeigu dar nėra aiškus ar ne tas sukčiavimo atvejis. Ir taip jie susikrauna didelę sumą iš daugiau žmonių, bandydami pasimti per mažiau. Kalbant apie investicinį sukčiavimą, jie investuoja tiek pat laiko, kiek ir romantinį sukčiavimą. Anksčiau tik romantikai, ar ne, būdavo, kad trunka pusę metų, 2 metus, netgi 3 ar 5. Šiandien netgi su investiciniu sukčiavimu vyksta panašiai. Jie pelno pasitikėjimą, jie netgi parodo grąžą, netgi į sąskaitą truputį perveda, kad tu pajaustum tą alkį ir suprastum, oho, man čia pinigai ant mėlių auga, o po to, viskas pradingsta. Tai investicinis, phishingas, vishingas. Vishingas tai yra, kai tau skambina ir bando išvilioti. Tai yra 3 patys populiariausi. Romantinis, kai buvo populiarus, taip lieka, tiesiog skaičiai netokie dideli. Ir yra dar laiškų perėmimas, tas vadinamas back fraudas, business email compromise. Tai tenais atveju, kad ir mažiau, bet sumos yra įspūdingos. Taip, tai dėkui Žigėda. Norėčiau, dabar mes čia daug kalbėjome apie pinigėlius, kuriuos labai norime užsidirbti nedirbdami, arba kuriuos, kai dirbdami užsidirbame, atiduodame sukčiams, arba neatiduodame, o juos iš mūsų pavogė. Bet yra ir kita to interneto juodoji pusė, į kurią įkliūna, nekaltai atrodo žaisdami su įrenginiais ir tėvams tuo metu duodami labai ramybę ir didelį patogumą, tai yra vaikai. Ir aš čia Domo norėčiau paklausti, kas yra pavojus vaikui internete šiandien? Ar yra netinkamas turinys? Ar yra ir psichologinis spaudimas atrodyti gerai, instagramiškai, būti matomam, tobulam, tavo asmeniniam nuomonė, kaip žmogui, kuris daug dirba su turiniu, kuri pavojingų ir žalojančių vaikus? Taip, kaip žmogui dirbančiam su neteisėtu ir draudžiamu turiniu, tai šiandien labai sunku kažkaip pozityviai įkvėpti jūs. Nes socialiniai tinklai be proto traukia vaikus. Visi turbūt žinom, kad vaikai gali naudoti socialiniais tinklais tik nuo 13 metų, bet realybėj tai visiškai neveikia. Na ir šiandien atsinešiau tokią vieną trumpą istoriją, kurią greit turbūt papasakosiu. Tai mergaitė 10 metų, viena namuose nusifilmuoja, kad ieško draugo, berniuko, patalpina informaciją YouTube platformoje. Viskas lyg ir pradžiai gerai, po tam tikro laiko sužino apie tai klasiokai, mokykla, prasideda patyčios, kibernetinės patyčios, mergaitė stresė, verkia, niekas nežino, ką daryti. Problema didžiausia yra tame, kad mergaitė neprisimena slaptažodžio, kurį sukūrė įdėdama į YouTube platformą vaizdo įrašą. Visi bando pranešti YouTube'ui. YouTube'as sako, mes nieko čia nematom blogo, o gal viskas tai yra gerai. Tai galiausiai po ilgų diskusijų su YouTube'u tą įrašą pavyko pašalinti. Bet nežinant konteksto, išimti video iš socialinių tinklų yra labai sudėtinga. Tai ką noriu pasakyti, kad iš pirmo žvilgsnio paprastas turinys gali būti ir patyčių pretekstas ateityje. Ir kas yra blogiausia, vaikai kūrė daug socialinių tinklų paskyrų. Jie turi vieną paskyrą, pasinaudoja tam tikrą laiko tarpą, palieka, užmiršta, kūrė kitą. Tos visos paskyros lieka internete ilgam ir tai yra kaip tiksinti bomba. Dėkui, Domai. Ir dar norėčiau plėsti problematiką ir kreiptis į Juliją apie žmonės, kurie yra... Nes kalbant apie vaikus, mes žinome, kad jie yra išmanus. Ir kaip tėvai besistengtų, vis tiek jie randa visokiausių būdų ir čia yra reikalų, norint kad būtų ta skaitmeninė gerovė ir kad vaikai neatsidurtų tokiose situacijose. Bet mes turime ir atvejų, kuomet žmonės,
daugumoje turbūt vyresnio amžių yra skaitmeniniai atskirti. Ir neišmanydami tam tikrų subtilybių, kartais užkimba ant tų pačių sukčių kabliukų ar patenka į nepageidaujamas situacijas. Ir kokie čia sprendimai gali suveikti ir kokie rizikos ženklai, kuriuos, Julija, jūs mokote atpažinti savo praktikoje. Gal galėtumėt pasidalinti? Tai mes dirbam tiek su vaikais, tiek ir su vyresnio amžiaus klientais. Turim tokį projektą seniorų valandos salonuose ir ką mes pastebim, kad seniorai netgi taip bijo apskritai kažką daryti internete. Ir yra dvi grupės. Yra tie, kurie yra aktyvus, kurie jau atpažįsta, geba, eina į Facebooką, Instagramą, dažniausiai Facebookas. Tai ta grupė yra, kur mes truputėlį turim net pristabdyti, nes jie labai įsitraukia į pokalbį, susipažįsta su netikrom anketom, na ir va ten tikrai daug to romantinio sukčiavimo tenka sustabdyti. Bet ko mes labiausiai mokom šitą grupę, tai nebijoti vis tik eiti į tą internetą, bet labai stipriai kritiškai mąstyti ir taikyti tą tokį stop principą, ar ne, sustok, pabandyk pagalvoti, jeigu dalykas atrodo per gerai, kad būtų tiesa, tai tikėtina, kad tai ir nėra tiesa. Bet apskritai apie tą skaitmeninę atskirtį galbūt čia reikėtų nepamiršti, kad dažniausiai tiek bet kokių ar programų, ar kažko, kurie fokusuojamės tą didžiąją visuomenės dalį, kurie skaitmeniškai esam pažengę. Bet jeigu mes pamirštam apie tą dalį, kurie galbūt net neturi išmaniojo telefono, tai pats paprasčiausias pavyzdys, jeigu parduotuvėje nuolaidą gali gauti tik aktyvavęs kuponą. Tai tas žmogus, kuris negali to padaryti, jis kaip ir lieka toj skaitmeniniai atskirti. Tai mano gal čia toks patarimas ir noras apskritai yra, kad mes tie, kas, nežinau, paslaugos kažkokias teikiam, kažką kuriam, tai kad pirmiausia mūsų komandose atsirastų įvairovė, ta pati amžiaus įvairovė ir tada, kai aš pats dirbdamas šio programą pats esu, vyresnio amžiaus, sakykime, tai aš galiu ir pagalvoti apie tą kitą žmogų, kuris šiaip lieka pamirštas. Tai aš manyčiau, tas būtų tikrai didelė pagalba, nes tu negali atspindėti savo klientų, jeigu pas tave tiesiog komandoje visi yra vieno amžiaus ir visi galvoja vienodai. Julija užsiminė apie kritinį mąstymą, kad kaip yra svarbu kritiškai mąstyti ir tikrinti, ką mes ten esame, ką mes gauname. Tai klausimas auditorijai, ar tikrinate žinias ar naujienas prieš jomis pasidalindami? Ar esate tikrinę? Bet kai klausiau, ar buvo taip, kad suabejojote, kėlėte rankas, ką darėte? Gal galit pasidalinti, gal yra norinčių pasidalinti? Tai gerai, tai tada tiesiog kilstelkit. Prašau. Kiek iš jūsų esat priėmę LinkedIn'e, paprašiusi draugauti, nepatikrinę papildomai, jeigu matot, kad jisai yra kažkieno draugas iš jūsų draugų? Neprisipažinkit. Paprastai tai būna lengvinanti aplinkybė. Jeigu mano draugo draugas, tai aš jį galiu priimti. Tai va, čia vienas iš testų, ar jūs tikrai taip tikrinat viską iš eilės? Bet čia, Jūratė, gal papildant jūsų klausimą apie apskritai tą pasidalinimą, tai mes patys tampam netyčia dezinformacijos skleidimo įrankiais, jeigu mes nesustojam ir nepatikrinam. Ir aš esu, vėl galėsim kviesti auditoriją kelt rankas, bet bent jau mano aplinkoje aš tikrai turiu situaciją, kai, ten sesers vyro teta, kuri gyvena kažkur, Facebook'e visą laiką dalinasi labai keistais įrašais. Ir jau ties kokiu 5 įrašu, kad, realiai tai buvo kontekstas, karo kontekstas, kad Suvalkų koridoriuje jau stovi rusų tankai. Ir ties šitą vietą jau man susprogo visi saugikliai, aš jau tiesiog pakomentavau po to įrašu, kad prašau pasižiūrėkit, įrašą paskelbė www.zinios.iot.ten kažkas, patikrinkit šaltinį. Tai gavau labai bart nuo sesės, kodėl aš čia dabar kiršinu giminę ir savo patarimus dalinu neprašyta. Tai iš tikrųjų, mes netapkim patys tos dezinformacijos šaltiniais ir kartais reikia tos drąsos, pabandyti sustabdyti, tikrai pasakyti kažkaip draugiškai, patart, kad gal išimk, netikėk ir pats ir nekelk tos panikos. Prie kūrybos noriu grįžti. Tomai, sakykit, tai kada baigėsi tas kūrybinis eksperimentas ir prasideda manipulacija? Kur yra pačio raudonos linijos?
Kaip ir minėjau, tikriausiai prasideda pats panaudojimo būdas. Kaip mes tą turinį kažkur viešinam ir koks yra tikslas to turinio. Jeigu mes darom kažkokį filmuką, kuris skirtas, haha, kaip fainai, kaip smagu, kaip linksma, tada yra gerai. Jeigu jis pasiekia savo auditoriją, žmonės pasijuokia, kažką nuperka, nes galbūt yra tikslas parduoti kažką, ne, arba tiesiog edukuoti ar dar kažką, viskas yra puiku. Bet kai tik tai žmonės pradeda atidavinėti savo pinigus ten, kur neturėtų atiduoti, kažkokia tai prasme, ten pavyzdžiui, netikras produktas, netikra paslauga, arba labai sergu, prašau man persius pinigus, nes esu Bredas Pitas, kaip ten buvo ta istorija su moteriškė, kuri išviliojo daug pinigų, netgi nuotrauką siuntė. Tai va tada yra ta riba, kai jau negalima tuo pasitikėti. Ir tai yra blogai, paprasčiausiai, kur yra kažkokia tai žala, o žala gali būti visokio tipo, ne tik piniginė, bet gali būti psichologinė, bet taip pat ir fizinė. Ir tai dažnai būna arčiau mūsų visų. Mes kartais to net nepagalvojam. Mes pradėjom nuo būdų tų vadinamų skemų. Kaip galima nusiskeminti, ne? Dabar norėčiau ypatingai į merginas kreiptis, nes tai yra toks mažiau populiarus, bet iš tikrųjų paplytęs būdas išvilioti pinigus. Ir tai dažniausiai dėmesio daro restoranų savininkai. Taip, jūs teisingai išgirdot. Ir viskas vyksta per Tinderį. Paprasčiausiai yra sumečinama kažkoks vaikinas, viskas fainai, gražus, išvaizdus, susitinkam, nueinam, gerai, susitinkam ten ir ten, tą ir tą valandą ateina, jo nėra. Jis rašo, aš tuoj ateisiu, viskas tvarkoj, užsisakyk, ką nori, aš ateisiu, viską apmokėsiu. Nu gerai, galvoju, o tu tvarkoj. Dar laukia, užsakinė, ir aišku, jis ją banina, dingsta ir viskas. Ir galų gale ji už tai susimoka. Jie išeina, nu ką padaryti. O ir tokiu atveju per dieną yra krūvos. Nu, ir kiekvienas galvoja, nu ką, dingo žmogelis, ką darysiu, nieko, eina savo toliau ir niekam nepasakoja. O savininkas surinka daug pinigų. Galbūt ne toks labai paplytas, bet galimas variantas. Taigi, būkite budrios. Bet taip, mes čia kalbame apie tokius labai jau atvejus ant nusikaltimo ribos, ar ne? Manipulacija su jau nusikaltimo tam tikrais požymiais, bet tų manipulacijų mes tokių ir gana, sakyčiau, softinių turime, ta pati žiniasklaida. Žodžiu, kiek čia veikia tas kūrėjo tam tikros etikos ribos ir kiek, pavyzdžiui, mes tokia ne visai gal kartais, sakom, skaitom antraštės ir iš antraščių mes sprendžiam, kaip yra, kas tenais yra parašyta straipsnė, bet paaiškėja, kad nieko panašaus nėra, ką rašo antraštė. Ir aš jau šiek tiek norėčiau kalbėti ir apie tą pačią etiką. Etika visų pirma, jeigu kalbant apie politiką, į kurią aš stengiuosi nelysti ir nelysiu, tai kiek žinau, iš politikų galima juokauti ir kai kurie žmonės tai daro taip, kaip jiems tai atrodo. Kas liečia etiką dėl kažkokios dezinformacijos, tai vėlgi klausimas, koks tai yra lygis tos dezinformacijos. Jeigu pavaizduoti kažkokį milžinišką šunį šalia katedros aikštės arba Gedimino bokšto, tai bus irgi tam tikra prasme dezinformacija, bet tai bus fainai, gali būti kažkoks memas. Bet jeigu mes paskelbėm, kaip ir prieš tai buvo minėta, kad kažkoks karas prasidėjo arba karas baigėsi, tai gali tiesiog įtakoti mus. Ir iš tikrųjų daug kas gali to patikėti. Čia priklauso, kaip tai yra padaryta, turi būti ale kokybiškai padaryta, bet toli gražu ne visada. Gali būti labai nekokybiškos klastotės, bet daug kas sako, taip, aš mačiau, va taip yra, apie ką tu kalbi. Ir žmonės yra kur patiki ir gali tuo, taip. Ar žymit, kad yra sukurta su dirbtiniu intelektu? Ta prasme, kad žinoma, kad žinotų. Žinoma, kad ne. Todėl, kad mano turinys yra kol kas būtent tokio pramoginio, meninio, komercinio arba nekomercinis formos. Jis negali būti kažkaip panaudotas, kad kažkur. Tai yra arba akivaizdus bairis, akivaizdi reklama ir toliau. Jeigu bus toks reguliavimas, tai žinoma, kad mes žymėsim. Bet vėliau mes tikriausiai prieisim prie tokio mini socialinio testuko, kur dažniausiai visi jo nepraeina. Bet pakalbėsim apie jį, apie tai pažįstamumą. Toliau norėčiau tęsti dėl tos pačios žiniasklaidos ir dėl žinių, dėl antraščių, dėl patrauklių antraščių. Vėlgi, kiek yra, pavyzdžiui, šiuo metu
turint omeny, kaip yra svarbu būti matomam, kad kiek įmanoma žinios būtų daugiau perskaitytos ir daugiau sulauktų tų vadinamų klikų, kiek yra, tarkim, žurnalistas laisvas pasirinkti ir atsiriboti ir kiek ne, kiek jis jau turi eiti plaukti pasroviu ir stengtis tą dėmesį patraukti, nes kito varianto nebeturi. Čia tema irgi labai paprasta, tai klikbaitus ne žiniasklaida sugalvoja, ne žurnalistai. Jeigu kas nors sugalvotų ir pakeistų Lietuvoje, pavyzdžiui, kad reklamos pinigai keliautų ne pagal šitą sistemą ir tikrai sprendžia ne žiniasklaida šitos dalykus. Tai iš karto atsakysiu, kad ne žiniasklaida sugalvojo, kad žmogaus, kad ir kvailiausio daikto paspaudimas iškart generuoja pinigus, bet žiniasklaida dėja, bet priversta tokiu būdu monetizuoti. Tai etikos klausimai čia labai aiškus. Ir uždirbama iš kiekybės, o iš nekokybės. Bet man atrodo, kas labai gerai, čia koreliuoja su kolegės klausimais ir mintimis, kiek dabar jau ne savaičių ir ne mėnesių, o metų apie sukčius, telefoninius sukčius, interneto sukčius pati žiniasklaida nuoširdžiai rašo. Buvo laikas, kai net ten per savaitę po kelis kartus. Tai man pasakykit, tai kokio turi būti žmogus durnumo, kad skaitydamas ir žinodamas vis tiek atiduoda. Ir čia aš atsakau, tai nieko bendro neturi su žmogaus durnumu, grįžtam prie tų pačių dalykų, kurie susijęs su manipulacija ir jau už nusikaltimo ribos, faktiškai, ką kolega sakė, tai yra įvairios formos sukčiavimo. Ir aš pasakysiu turbūt tą dalyką, kuris šiandien bus nepopuliarus, bet apie jį daug kas iš viso vengia kalbėti. Tai apie pinigus prarastus dar mes galim prisipažinti. Pinigai nėra baisiausias dalykas ir policija galima kreiptis ir panašiai. Bet rizikos internete žymiai svarbesnės, kai kalbame apie mūsų socialinį, ypač intimų gyvenimą. Ir galima dar eiti į daugybę temų. Ir štai mes čia kalbėjom apie auditorijas, skirtumus amžiaus ir aš iš savo darbo, naujojo darbo galiu drąsiai pasakyti, kad jeigu iš tikrųjų jaunoji karta išmaniai naudojasi technologijom, tai reiškia, jie nenaudojasi, jie tiesiog vartoja, žino, kur paspausti mygtukus, kad greitai suveiktų. Bet jų socialinė patirtis yra dažnai net ne nulinė, yra minusinė. Kaip kurti santykius, kaip atpažinti, kolega pasako Tinderio, bet yra daugybė kitų platformų, kur žmonės bendrauja ir mes šiandieną dažnai susikooperuojam, kalbėdami apie žiniasklaidos vaidmenį, Facebookas, galbūt dar TikTokas. Nes, pavyzdžiui, mūsų tarnyba mes turim šiokius tokius oficialius kontaktus, kanalus, bet yra daugybė platformų, erdvių, appsų, kitokių būdų keistis informaciją, taip pat ir intimę informaciją, eiti į santykius, dėl kurių susidūrus su sukčiais, pradant gėdą, šantažu, atsiranda visos tos kitos schemos ir kurias net teisėsauga išpainiot labai sudėtinga, todėl kad jurisdikcija, čia jau mes prieinam prie teisinių dalykų, yra labai toli, labai nepaprasta ir kai kurie kolegos jau čia truputėlį užsiminė, kad, pavyzdžiui, video turinio ištrinimas atrodo nekalto, bet kuris sukuria efektus, yra daug reikalų su tokiom platformom kaip YouTube'as, Facebook'as, bet patikėkit manim, yra platformų už ES, už dar kitokių jurisdikcijų ir čia mes grįžtam prie esminio dalyko. Ar esam pasiruošę kalbėti apie tų pačių mokyklų pajėgumą, suteikti žinias vaikams ir tėvams. Ne tik tai apie mobbingą, apie kitus dalykus, bet kad, pavyzdžiui, mokykloje Wi-Fi'us, jeigu jis yra, būtų gerai, kad ten nebūtų žalingo turinio ir kad tėvai žinotų, kaip bent iki 13 metų padaryti ten family linką įdėkti savo ir vaikui. Ir kad tai yra ne vaiko kontrolės, o vaiko saugumo klausimas. Čia yra labai labai daug neatliktų namų darbų, nes mes iš tikrųjų nuoširdžiai tikim, kad žmonės turėdami aukštą išsimokslinimą, turėdami technologijas, greičiausiai jas išmano. Eurostato duomenys berods už praeitų metų, 24 neturiu, jos yra man labai liūdnos. Aš pažiūrėjau Lietuvos statistiką, kad Lietuvoje tik 8,5% žmonių mokosi visą gyvenimą, nors su aukštuoju yra apie 60%. O bazinius skaitmeninius įgūdžius, bazinius turi vos pusė su truputėliu žmonių. Reiškia, beveik pusė neturi net bazinių. Kitaip tariant, jeigu kas nors jam nutinka išmaniajam telefone, tai jis duoda kam nors, būk geras, ten patvarkyk man kažką. Tai vat aš grįžtu prie to, kad mes turim atsikratyti to naivumo, kad internetas arba erdvės už Lietuvos jurisdikcijos pasaulio gali būti saugios. Nesaugios net ir čia esančios. Mūsų kolegų naujienų portalus klonuoja.
sugeba įkišti neva, bet mes matėm čia, pavyzdžiui, atvejus visai neseniai, kai tos išmaniosios technologijos, berods su pačiu mes žinių radijoje kalbėjom, kad viena iš Seimo narių parodė, kad jis neva žuvo ir ten žmonės dalinosi, žurnalistas pasakoja, jau beveik aišku, kad čia deepfake'as. Ir nevelnio, daug dienų mes nesugebam su Facebook'u susitarti, todėl aš grįžtu, kad žiniasklaida yra mažoji problema palyginus su visais kitais. Ir tą reikia atvirai pasakyti. Nelyskim su intimiu gyvenimu į skaitminį pasaulį, jeigu normaliam gyvenime nemokam jo susitvarkyti. Taip, tai apie intimų gyvenimą, bet mesgi problemą sprendžiame ne tik tai šiais klausimais, sprendžiame ir pinigų išviliojimo klausimais, apgavyščių, įvairiausių romantinių apgavyščių, vėlgi, kur susiję su pinigų Jūratė, čia aš patikslinsiu, romantinė apgavystė pervesti 1000 eurų nebaisiausia, nusiųsti intimę nuotrauką arba video, su kuria po to gali, gal ir sugriauti gyvenimą ir jaunam ir vyresniam žmogui, mano galva yra tema, kurią iš tikrųjų nedaug kas norėtų kalbėti, nes čia yra toks labai jau sunkus atvejis, bet ten atsiranda tiek daug pasiekmių, kai pavyzdžiui, mūsų tarnybą gaunam iš policijos, kai kreipiasi ir tėvai dėl mergaičių, dėl berniukų įvairių daiktų, kur atrodo nieko kalto buvo pasikeisti tais vaizdais, bet po to tos pasiekmės tokios skausmingos ir beje, aš bandžiau ieškoti pastarosiam savaitėm, kiek tokių istorijų mes radom žiniasklaidoje, kurios padėtų susigaudyti, dėja, bet apie sukčius dėl pinigų mes turim daug istorijų ir patarimų. Šitoj srity, man atrodo, mes net dar nežinom, kaip apie tai papasakoti. Kolega gal galėtų daugiau apie tą žalingą turinį, bet žalingo turinio yra žymiai daugiau nei phishingas pinigų, mano akim žiūrint. Galiu papildyti? Jo, labai noriu papildyti, nes man čia yra skaudama vieta ir aš apie tai kalbu. Ir apie tai rasi tikrai istoriją ir mokonomikoje. Ir, nežinau, kai važiuojame į mokyklas, mes apie tai kalbam. Yra finansinė laboratorija, mes apie tai irgi ruošiam skilti, tai apie tai po truputį pradedam kalbėti. Bet, ko nepaminėjot, tai nuvaro iš tikrųjų į kapus per 6 valandas. Jaunus žmonės su jautresnė psichika yra pasaulyje ne viena istorija, kai iki mirties. Jaunas žmogus yra ypatingai jautrus, nemoka susidoroti su stresu taip, kaip reikia, jam ypatingai gėda ir jis neturi pinigų. Tai aš galvoju, kad čia yra ypatingai jautri tema ir apie tai reikia kalbėti daugiau. Sutinku, ką daugiau padaryti. Aš manau, kad tėvai turėtų ne tik tai sakyti, vaikeli, tu ten nelysk, bet turėtų ir pasakyti, ką tu gali daryti. Mes trumpai kalbėjom. Taip. Paaugliai auga virtualiam pasauliu. Tu negali pasakyti, tu nesiūsk visiškai savo nuotraukų. Dais iki to momento, kai jisai siūs. Bet tu pasakyk, kaip siūst, ar ne? Nesiūsk, kad tave atpažintų. Siūsk tą vietą, kur nėra apgamų, kur nėra tatuiruočių, kur nėra tavo veido bruožų ryškių. Taip, siūsk, patenkinsi tą norą, ar ne, liksit abu ryšį. Ir galų gale, jeigu ištiks taip, kad tave ten pradės šantažuoti, tu galėsi pasakyti, kad čia buvau ne aš. Ačiū. Taip, Domai, norėčiau, kad irgi papildytum. RRT administruoja karštąją liniją saugesnio interneto. Kokio turinio pranešimai dominuoja ir kaip visuomenė galėtų vėlgi prisidėti prie tokių pranešimų užkardimo? Jo, interneto karštoji linija. Tai naudodamasis progą norėčiau pareklamuoti turbūt. Va čia matot, švarusinternetas.lt. Tai mes priemam pranešimus apie neteisėtą ir draudžiamą turinį. Kas tai yra? Tai yra pornografija, vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga, dezinformacija, smurtas ir dar kitos kategorijos, kas susijęs su turiniu. Pranešimai priimami anonimiškai. Jeigu jums nereikia iš mūsų jokio patarimo, kaip išspręsti problemą, o norit pranešti, kad tas turinys pradingtų, nepalikit savo kontaktų, tai nėra privaloma. Bet jeigu jums reikia patarimo, kaip jums tam tikroje situacijoje, nežinau, išspręsti problemą, ją padaryti lengvesnę, palikit savo elektroninio pašto adresą. Tik tiek užtenka. Antroji dalis, ką noriu pasakyti, tai vėl tokia iš manęs toks galbūt negatyvas, bet turbūt turiu transliuoti šitą žinutę. To pačio blogiausio turinio daugėja, tai yra vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos. Ką dar labai svarbu pasakyti, tai ta prasme, kad yra tokia tam tikra kategorija dar. Angliškai skamba user generate content. Turbūt suprantant, bet pasakysiu, ką reiškia. Tai reiškia, kad
auka pati sukuria turinį, nufilmuoja, nufotografuoja ir juo dalinasi su, pavadinkim, nusikalteliu. Nusikalteliu iš principo nieko nereikia daryti. Jis sėdi kažkur tai prie kompiuterio ir kalbina nepilnamečius. Pilna platformų, kuriomis galima naudotis, nuo chatų iki video chatų ir viso kito. Tai labai didelė problema. Ir net nežinau, kaip ją šiai dienai reikėtų spręsti. Nes jinai auga labai dideliais mastais kiekvienais metais. Mes matom ne dvigubėję, o trigubėję tokio turinio. Ir visur yra tik user generated content. Tai yra iš principo patys vaikai ir pagrindė mažamečiai vaikai. Mes nekalbam nuo 16, kur, sakėt, atsiranda meilė ir taip toliau. Bet mes kalbam apie mažamečius vaikus, kurie yra įtikinami nusiųsti tokį turinį blogėti. Ir džiaugiasi, kad gauna daug laikų dar nusiundė. Tai šitas nesibaigia, turiu dar pasakyti, tai yra kaip šantažo priemonė. Jeigu jūs išsiuntėt vieną nuotrauką, tai būkit tikri, kad tikrai tai nesibaigs. O vaikai, jeigu ir taip ne kažką sako tėvam, jeigu turi problemą, jie nesako dvigubai. Ir tėvai dažniausiai apie tai sužino paskutiniai. Ir tai tikrai yra didelė problema. Julija, matau, nori pridurti. Aš noriu pridurti tokį patarimą, kurį visą laiką stengiamės duoti tėvam ir ko tikrai nedarom didžioji dalis. Mes mokom vaikus, nesėsk į nepažįstamą mašiną, neatrakink durų nepažįstamą. Mes labai daug kalbam apie fizinę saugą, kaip fiziškai save apsaugoti. Tai mano patarimas šalia tos fizinio sugretint su tą skaitmeninę riziką, ar ne? Tai jeigu aš netrakinu durų nepažįstamam, tai reiškia, aš į savo socialinį tinklą nepriimu nepažįstamo. Jeigu neimu saldainio gatvėj, tai ir nepriimu, kad vat atsiųsk man nuotraukytę, o aš tau atsiųsiu ten, nežinau, pinigų ar kvietimą ar kažką. Tai tikriausiai, vat, ką jūs labai gerai sakot, mes su vaikais patys tartum drovimės kalbėti apie šitas temas. Tikrai ir tėvai apie tai galvoja, kad dar per anksti, dar per jaunas mano vaikas apie tai tikrai per anksti kalbėti, ką rodo statistika. Mažamečiai vaikai, ką vat ir RRT, ar ne, man atrodo, jeigu nebijau sumeluoti, bet net 5-7 metų šitame amžiaus tarpsnėje jau vyksta šitie nusikaltimai. Tai tikėtina, kad tai galėtų pasikeisti tik tais sugretinant tą fizinę saugą ir skaitmeninę ir nuolatos kartu patarinėti, kaip ten elgtis. Nebijotų nepatogių temų, nes kaip bebūtų, mes nebepabėgsim nuo to skaitmeninio pasaulio. Jis jau atėjo, mes jau jame esam. Ir jeigu mes tiesiog tolinam ir nekalbam, tai nereiškia, kad mes pasislepiam už kažkokios širmos ir to nebelieka. Tai. Iš esmės turbūt galime sakyti, kad jeigu mūsų vaikystėje tėvai įspėdavo, kad žiūrėk tenais nevaikščio po tokios tai valandos ar po kokius ten tamsius aklygatvius, tai dabar mes ką padarome? Mes įduodame vaikui telefoną į rankas ir džiaugiamas, kad jis ramus sėdi, o iš tikrųjų visi tie namuose jo, o tie visi tamsus aklygatviai yra jo delne. Papildyti dalyką, kuris yra iš tikrųjų truputėlį ironiškas. Mes sakom, nelipki mašiną pas nepažįstamus, neik dar kažkur. Bet mūsų vaikai ir mes patys dabar šiais laikais kiekvieną dieną lipam pas nepažįstamus mašinas. Išsikviečiam Boltą, ne, atidarom duris nepažįstamiems kurjeriams. Ne, ką su šito daryti? Tai va, čia retorinis klausimas. O kitas dalykas, gal labiau patarimas tikriausiai, bet labiau tėvus norėčiau kreiptis, kad gal bandykit, jeigu neužkirsti kelią tokiems dalykams, iš principo toms bėdoms, tai bent jau profilaktiškai reikėtų galbūt vaikui pasakyti, žinau, kad greičiausiai su tavim to nebus, bet, jeigu kažkas ten tokio nutiks, ištarkim iš 1, 2, 3, ten 5 tų situacijų, tai žinok, viskas tvarkoja, tik pasišnekėsim, jas išspręsim. Tam, kad pats vaikas, jis nesijaustų pats kaltas, kad čia jis yra kaltas, nes ne jis yra kaltas, dažniausiai jie taip jaučiasi, kad jie nebijotų, kad tėvai ant jų rėks paprasčiausiai, kad galėtų ateiti pas tėvus ir žinoti, kad ten greičiausiai ras pagalbą. Taip. Dainis nori papildyti. Labai pritardamas ir manyčiau vėl grįžčiau, matot, tėvai ir vaikai nedaug tų platformų ir vietų, kur susitikė šiais laikais.
Bet mokykla ir namai, vat, yra dvi vietos, kuriuose tiesiog neišvengiamai sutinkam. Minėjom rugsėjo 1 ir tikrai ne valandų kiekis prie kompiuterio yra didžiausia problema, nors pakankamai nemaža gali būti. Ir, žinot, aš vėl grįšiu prie tų tokių elementarių higienos taisyklių, kurios jos atrodo kaip ir žinomos, bet, pavyzdžiui, tų instrumentų, tų technologijų, daiktų davimas vaikui, prieš tai tėvams juos paruošus vaikui, mano galva, absoliutus privalomumas. Tiesiog higiena. Higiena. Bet lygiai taip pat, ko anksčiau nekalbėjome, ir tikrai dabar toks populiarus aiškinys, kad ir vyresniems savo tėvams, seneliam irgi pirkdami įrankius, būtų irgi labai gerai, kad ne tik viską suvedam, ten sutvarkom, ir ten jau eiktų į tuos, reiškia, į Facebookus su tais bijūnais, grybais, ir ten grybų grupse tau atsiunčia daugiau nuotraukų, rasite atsisiuntę šitą zip failais, nežinau, kas tas zip failas atsisiunčia, žiūri po to tas telefonas, kas ten vyksta tam telefone, jis nebesupranta, nes jis spausk, atsidaryk, atsisiųsk, tai kaip prašo, tą ir daro žmogus. Tai aš drįstu pasakyti, kad einam į tą epochą, kai mums įvairių institucijų atstovom ir bankinių ir kitom, iš tikrųjų reikia orientuotis į to tokio vidutinio amžiaus žmonės, kurie turinčių daug socialinės patirties, bet mažai technologinių žinių vyresniems žmonėms ir vaikams, kurie praradę arba negavę socialinių įgūdžių, bet technologijas gal išmano. Deja, bet tai tokia turi būti spaudimas, man atrodo, įvairiausias ir beje, jo labai mažai yra. Mes turim programas vaikams labai daug ir senoliams arba seniorams, bet kas nors pasakykit, ar yra kokių nors programų normaliems dirbantiems žmonėms. Ir va čia mes turim spragą, kad mes labai galvom, kad vaikai, jie kvailiukai, tai čia reikia auklėti, vyresni ten jau dar, o šitie mes visi protingi, jau šitų tai nieks neapgaus, jau mesgi visi normalūs. Tai va aš norėčiau, kad tuos normalius sutartume, kad ne visi mes čia normalūs. Taip, kalbant apie normalius, tai tose pačiose policijos suvestinėse, tai tenais ir įmonių vadovai, ir buhalteris, ir ypač Žigėda užsiminė apie investicinį sukčiavimą, tai ir verslininkai atrodo, kad žmonės tikrai išmanus neretai užkliūna už tų pačių sukčių kabliukų. Bet gal mes galėtumėm vis tiek, labai čia mes taip juodai ir tamsiai daug dalykų pasakėm, kas yra iš tikrųjų svarbu ir apie tai būtina kalbėti. Bet gal galėtumėm pasidalinti ir tokiais patarimais, kokius mes iš savo tos praktinės patirties esam pasisėmę ir kurie mums atrodo labiausiai veikia. Pavyzdžiui, bankų, kaip su tais bankų klientais, nes vis tiek, kaip bebūtų, galim instituciškai, galim valstybėje priiminėti įvairius sprendimus, saugiklius ir taip toliau, bet turbūt, kas yra ta silpniausia grandis ir nuo ko visas prasideda, toj kibernetiniai saugumo grandiniai žmogaus kliento vaidmuo, kokį jisai vaidmenį vaidina ir kad išeitume iš tų iliuzijų ir suprastume, kiek mes patys esame atsakingi. Aš tai sakysiu labai tikriausiai nepopuliariai. Tai, tiesiai šviesiai. Kiekvienas atsakingas už save, ar ne? Tai nustokim sakyti rytoj. Tie paprasti higieniniai dalykai. Atnaujinti sistemas, ar ne? Pasikeisti slaptažodžius. Išmokyti vaiką ko nors. Netidėliokim rytojų. Ką galim padaryti šiandien, padarykim šiandien. Tada viskas pasikeis ir bus 100 kartų geriau. Kad įvykių nebebus, jų bus. Kadangi žmogus yra tiek stiprus, tiek silpnas, ar ne tik tai priklausomai nuo paros laiko, kada mane kažkas tai įtrauks, pagaus ir aš suklysiu. Tiesiog patarimas nesuklyst visam laikui, tai yra neiti iki galo, bet vos tik suvokiau kreiptis pagalbos. Nebūtinai eiti į policiją, pasakyk draugui, pasakyk mamai, pasakyk mokytojai, belenkam, paklaus pažįstamo praeivio galų gale. Tai sugebėjimas sustoti, tiesiog pauzė dažnai grąžina tą kritinį mąstymą. Čia aš labai grįžčiau į mokyklas, nes Suomiai, kuom labai gerai padarė, ar ne, kad mokyklose visi vaikai turi kritinį mąstymą kaip kiekvieno dalyko dalį. Tai ko mums labai trūksta, mes atskirai padedam skaitmeninį raštingumą, finansinį raštingumą, literatūrą, matematiką, bet kritinio mąstymo niekur neįtraukiam. Tai va to mums trūksta, to labai palinkėčiau, kad atsirastų. Auditorija gal turi patarimų, kuriuo galėtų pasidalinti? Nematau. Yra norinčių, prašau.
Labą dieną, aš gal ne tai pasidalinti, bet vat net išsitraukiau seną žinutę, patikrinau, ar tikrai susirašinėjau su ryšių reguliavimo tarnyba, nes teko 17 metais, turiu jum padėkoti, nes mano sūnus tada buvo 10 metų ir iš jo paskyros Facebooko pradėjo eiti jo Facebooko draugėm nepadorio žinutės. O papa, na ir susičiupom, kaip čia taip yra, jis tikrai negalėjo to padaryti, pakeitėm slaptažodį, jis ta prasme paskyra nenulaužta, jis prie jos prieina, bet žinutės toliau keliauja. Tada parašiau aš į ryšių reguliavimo tarnybą, man atsakė labai greitai, turbūt, nežinau, iš vakaro parašiau, iš ryto gavau atsakymą, su visais nurodymais ten, kur prisijungti, atjungti visas sesijas, aš ten tiesiog visą seką, ką padaryti ir atsijungiam. Paspaudžiau viską, ką reikėjo, tai nebuvo progos, aišku, padėkojau tada elektroniniu laišku, tai dėkoju dar kartą, toks atvejis buvo, bet toks gana keistas atvejis dar po to važiavo į ekskursiją, sūnus, susitikom su tų mergaičių mamom ir aš jų klausiu, tai sakau, ten visai nes Simonas parašė tas žinutės, sakau, sakė mergaitės jum, kad čia buvo tokių žinučių. Ne, niekas, nieko. Aš tų mergaičių klausiu, tai sakau, ar jūs nesuabejojot, kad čia ne klasiokas, kuris šiaip gana mandagus, ten jis man gal nemandagus atsikalbinėja, bet šiaip su vaikais kitais ar su suaugusiais jis mandagus. Sakau, nepagalvojot, kad ne jisai parašė. Ne, nepagalvojom. Taip. Ta prasme, to kritinio mąstymo. Tai gerai, kad čia viskas taip gražiai įsisprendė, niekas nieko, bet jis jau ten bandė įsiprašyti į svečius, jau ten kažką mes darysim maždaug, kai aš ateisiu pas tave į svečius, ten ta mergaitė atrašė, kad ne, tai ten bus mama, kažkoks toks susirašinėjimas. Ir čia visai ne mano sūnus. Na tai tiesiog toks pavyzdys galbūt praktiškas, kad aš pasinaudojau tą galimybę, kad pasikreipti pagalbos, greit buvo susigriebta ir to žinutės liovėsi. Tai ačiū. Ačiū labai, ačiū labai. Įdomai, trumpai tada, pakomentuodamas, kokie patarimai tėvams, ką daryti? Čia turbūt pats sunkiausias klausimas man. To auksinio patarimo turbūt nėra. Mes visi kolegos jau turbūt po kažkokią dalį pasakėm to sprendimo. Aš sakyčiau, kad tai turėtų būti kompleksinis kažkoks tai sprendimas. Tai pirmiausia, tėvai privalo domėtis, ką jų vaikai veikia internete, su jais kalbėtis ir kalbėtis ne vieną kartą. Jeigu jūs pakalbėjot vieną kartą ir galvojat, kad viskas tvarkoj, ne. Tie pasikalbėjimai turi būti nuolatiniai. Ir antras, ką siūlyčiau kombinuoti, tai yra, kaip ir kolega minėjo, turinio filtravimo programos. Vienokios ar kitokios, tai yra programinė įranga, kuri padeda kontroliuoti vaikų elgesį internete. Taip, jos yra apeinamos. Apeimo būdų pilnas internetas. Bet, sakau, to auksinio reikia turbūt susirasti geriausią, kuri jums labiausiai tinkama. Bet mažyliam tikrai tinka, su suaugusiais reikia, su vyresniais reikia dirbti žymiai daugiau. Tai turbūt tiek iš manęs. Tomai. Taip. Žinot, viena iš nepopuliariausių ir keiščiausių fobijų psichologinių žmonių ir tikrų beje, yra tokia, kad žmogui atrodo, kad kažkur jį stebi antis. Neaišku kur, bet jį gali būti kitam pasaulio gale, bet būtent ta viena antis apie jį galvoja ir jį stebi. Toks keistas dalykas, ne? Tai taip, tai yra tikras dalykas. Bet aš jums siūlyčiau visiems susigalvoti kažką panašaus, tik ne su antim, bet su sukčium. Galvoti, kad kažkur tikrai yra sukčius, kuris į jūs dabar taikosi arba kažkada taikysis. Ir jūs būkit pasiruošę. Nuskeminkit tą sukčių. Būkit pasiruošę. Kiekvienas nepažįstamas numeris, galvokit, gal čia sukčius skambina, to aš jam. Atimkite iš jo pinigus, neatiduokit savo pinigų jam. Tai būkit visą laiką pasiruošę. Geriausia gynyba yra puolimas. Julija, tai Žigėda jau paminėjo, kad ir Domas taip pat, kad būtina lavinti kritinį mąstymą. Ir
kokie jūsų patarimai vaikams, seniorams ir tiems suaugusiems dirbantiesiems, kuriais niekas nesirūpina, kaip Dainius sakė? Šiaip toks visiems bendrinis tai yra dialogas iš tiesų, nes ką mes pastebim, kad žmonėm lengviau pasisakyti apie jiem atsitikusią problemą nepažįstamam konsultantui Telijos salone, negu savo vaikui prisipažinti, kad mane nuskemino romantinis sukčius. Lygiai taip pat ir su vaikais. Apie kontrolės mechanizmus viskas labai teisingai pasakyta, jie labai padeda. Bet jeigu mes juos įdėgiam vieni kaip tėvai vaikam ir pasakom, kad va čia yra family link, aš tave taip stebėsiu ir taip toliau, vaikas labai greitai ieškos būdų, va, pasigūglins, pasiklaus draugų, kaip apeiti, ar ne? Bet jeigu mes kartu atsisėsim ir, kaip sakiau, va, mokom fizinio saugumo, mokom taip pat ir skaitmeninio, ir mes jį patį įgalinsim, žiūrėk, paieškom kartu, kuri programėlė tavo manimu labiausiai atitiktų va šitą dalyką, kad aš galėčiau tau padėti būti saugiam. Tai yra labai sudėtinga. Suprantu, kad skamba, kad čia lengva, bet iš tikrųjų nėra baisiai galbūt lengva tą tokį dialogą užmėgsti, bet bandant, nu tai vat dialogas ir iš to dialogo tada atsiranda ir kritinis mąstymas ir aš tikrai labai to visiems linkiu pasikalbėti su vaikais, pasikalbėti su vyresniais tėvais ir su tais savo amžiaus pasidalinti tom ir savo problemom, nepasilikti, kai man atsitiko savo, o iš tikrųjų pasidalinti ir su šalia esančiu, galbūt taip jam padėsiu nepapulti ant kabliuko. Mėly Jūrate, aš pasinaudosiu progą, čia dar nėra vienos tarnybos, kuri galėjo būti, tai yra vaiko teisų ir įvaikinimo tarnyba, kolegos, kurie daug daro ir nėra labai populiarus, aš nustebęs buvau, bet gal populiarinsim, toks YouTube yra būtent tėvam, nes YouTube'as aišku ne vaikam, čia tėvam. Tai Vaiko teisų TV vadinasi kanalas, mes irgi su mūsų kolegom ten keletą tokių patarimų įrašinėsim, trumpų labai, tai nors tai yra Vaiko teisų TV, bet jis skirtas iš tikrųjų tėvam ir mamom. Ir aš rekomenduočiau pasižiūrėti, todėl kad, žinot, nepaslaptis, yra daug dalykų, kur mes kabutėse suaugę, iš tikrųjų galvom, kad tai yra vaikiški reikalai, nežinau, geiminti, žaisti, dar kažką daryti. Ten yra tėvų, kurie dar nežinau, kas yra Discordas, gal net nėra matę jo gyvo. Bet, tarkim, programėlių atsisintimas, apie ką mes šnekėjom, na, švieskim vieni kitus. Vaikai žino, kad čia yra įdomus dalykai. Žaidimas, koks nors dar kažką, nu, pabandykim pažaisti kartais. Mamom gal mažiau įdomu kartais būna, bet, pavyzdžiui, aš kaip gameris, tai tikrai mielai išbandysiu kiekvieną kartą ir galbūt tai yra iš tikrųjų vienas iš kelių mokintis, nes žaisti vaikų žaidimus nėra taip jau gėdinga. Pabūkim vaikais, nes mes galvom, kad mūsų vaikystės žaidimai geri. Žinokit, pas vaikus taip pat yra gerų žaidimų. Skirkim laiko ir jeigu kam nors atrodo, kad Candy ten tuos saldainiukus krešinti yra geriausias žaidimas, žinokit, yra žymiai įdomesnių. Normaliai pasileiskite ant ekrano, dviese susėskit, pamokinsiu jūs, gal ir patiks su tais zombiais kovoti. Gerai, ačiū labai, ačiū labai. Ir pabaigdama, aš norėčiau vėlgi pareklamuoti tiek karštąją liniją. Tai jeigu susidūrėte, nenorite kalbėti su savo aplinkos žmonėmis, tai galite rašyti ryšių reguliavimo tarnybai. Kaip pasirūpinti savo vyresnio amžiaus tėvais, tai ryšių reguliavimo tarnyba, kurioje turi tokį puikų projektą, nei vienas nėra pamirštas ir jame taipogi dalyvauja čia sėdintis diskusijos dalyviai, kur vyresnio amžiaus žmonės vėlgi gali susipažinti su skaitmeniniu pasauliu, su skaitmeninio pasaulio galimybėmis, pažinti rizikas ir kaip nuo jų apsisaugoti. Tai ką, saugokime vieni kitus, būkime budrus, turėkime tą kritinį mąstymą, neskubėkime, gavę susidūrę su įvairiausiamis žinutės skambučiai, nes sukčiai ir visi kiti nelabieji stengiasi išnaudoti mūsų tas psichologinės savybės ir mus bando įsprausti į kampą, tai nepasiduokime ir kaip Tomas sakė, bandykime juos, žodžiu, įstumti į kampą ir naudokime skaitmeninio pasaulio galimybėmis, bet kartu ir saugokime save ir kitus. Labai ačiū savo pašnekovams, labai dėkui žiūrovams. Ačiū visiems, gero vakaro.